Jeigu ieškot kempinimo video, kur survivinam, tai čia ne ta istorija. Ne, man atrodo, jau Klaipėdos bibliotekai nebeparneši šitą. Kur? Kas čia nutiko? Tai, stovim, pildom deklaraciją. Tai važiuosim į gamtą šiandien su Ignu. Tai supakuoti, dabar važiuosiu pas Ignelį, pergrėpsiu Ignelį, gal dar stosim kokioje parduotuviai ir bandysim surasti kempinimo vietą. Laukiu vėl, nu tai nieko naujo. Sako, būsiu pusė, bibitų pusė būsi. Bet pripažink, peršėkai, kad nupizdino kažkas. Viškai galvojau, kad jau reiks eiti ieškoti. Bėga. Čia jau yra 4. kartas. Šį kartą pamiršo laidą normalų pasiimti. Papasakok. Struggles, nu blėt, aš nežinau, kur aš buvau padėjęs, tik o grįžtų, ieškų, dar tenais prakaitavau. Jau beveik išvažiavom iš miesto. Tai traukiam link Labanoro. Važiuojam link Labanoro. Išvažiavam iš Pabradės ką tik, užsipirkom. Žmonių šiaip labai daug. Sustojom, mašiną palikom kiek atokiau. Dabar va ateinam pažiūrėti, ar vieta užimta ar ne. Na va, jau vietoj. Ignas irgi pradėjo neštis daiktus. Dabar aš irgi atsinešiu daiktus. Šiaip tuščia, beveik žmonių nėra. Bandysim kaip vanduo. Ai, žiūri, gerai. Va, ir Ignas sugalvojo maudytis. Ignas va jau kimarina ten atsigulęs, relaksuoja. Išsimaudėm, dabar kimarinam hamakuose. Biški reik va. O, plyšo. Ne, man atrodo, jau Klaipėdos bibliotekai nebeparneši šitą. Parneši. Aš grosiu, Ignas skaitys mokslinę fantastiką. Sugrįžęs ant šakos, Strongas nusisekė diržą. Ir dvilinka virve užlipo į tarpušakį. Einam su Ignu malku biškį pasirinkti. Saulė pabiškį leidžiasi. Tai va pasikursim to į laužą. Tingi jisai eiti iki mašinas, aš bibidėjau, va. Mašina, Ignas. Jeigu ieškot kempinimo video, kur survivinam, tai čia ne ta istorija. Čia va, dahuja maisto ir dahuja tempimo daiktų. Užkūrėm laužą. Va, dabar užsikūrėm laužą. Tai va, kaip ir dega. Tai darysim dešreles. Fainai. Čia beveik žmonių nėra, ten va kitoj pusėje tik tai. Gerai, taip pavargęs, taip lengvai pavargęs. Lengvas nuovargis toks apėmė, iš tikrųjų dabar. Kas blogai? Ne, tai nesismulkinta, primesta šakų, pritrombuota ir šiaip tai gerai. Papasakok, ką čia turi, Ignai. Nu, čia tokia turi raketą. Ne, tu pamosikuok. Gali pamasikuoti. Šitą. Ta prasme. Pičiars. Šitą video nedėsiu. Dabar vaidamioja dalis, nes reikia paruošti bulves. Ruošti bulves dabar yra sunku. Tai vyksta bulvių darimas. Porą jau padaryta.
Dėsim bekoniuko, česnako biškį. Į mano kilimėlį įvirto rastas, tai žiūriu kur čia. O, tokia vedinimo anga biškį bus. O, pamečiau dešrelę. Na, bus triblitas. Vyksta bulvių sumetimas į katilą. Ten dar tą bandysi gelbėt? Aš, pavyzdžiui, pirmą kartą kepu. Pasikepinam bandelių. Dešrelės savo iškepusios. Oi, tik gurmaniškai. Tada. Ignas dar sėdi prie laužo. Tad nunešiu visus dalykus, kurių nereikia į mašiną. Pasiimsiu palatkai, pasistatysiu. Ir atsit, manau. Čia, kadangi su Ignu sugalvojom, kad palapinės yra per lengva dieną statyti, tai statom naktį. Atsikeliu ryte, va, visas žvalus. Reiks eit biškį kavos darytis. Ir galvosim, ką toliau, ar liekam čia, ar važiuojam kažkur kitur. Ignas irgi va, bruzda savo palapinį. Tuoj kaip drugelis iš kokono išsiris. Bibelis. Vyksta va, kavos virimo procesas. Čia vernam vandenį. Darysimės tokią va, kavą. Gavau dovumų, šiaip labai greit ir skaniai pasidaro kava. Kur? Ignui dariau kavą. Pusė kavos čia. Gal pusė kavos čia. Manau, kad jam patiks. Po to važiuok, po to duos parodyti. Nusprendėm jau pakuotis. Tai susikrausim palatkės. Ir dažėsim, gal dar biškį pabūsim ir varysim toliau. Kol Ignas pakuojasi, aš einu pagrybaut. Nes labai daug vaviruškų visur aplinkui. Va, tiesiog eini ir pakojam. Va, kokios gražios. Buvau biškį pagrybaut, tai tiesiog vienas užėjimas pilnas savo vaviruškų. Dabar važiuosim pro Molėtus. Robertas pakvietė į draugų sodybą. Jie ten turi kubilą, tai kažkaip labai sužavėjo ta tokia mintis. Nuvaryt pamirkt kubilę, pakept dešų, šiek tiek civilizacijos, tai survival baigėsi dabar, žodžiu, dabar kimarinsim. Tai va, tokiais keliais mes šiandien važinėjom. Čia dar ne pats baisiausias variantas, bet teko šiandien važiuoti ir per upelį. Įvažiuoti kažkaip buvo paprasčiau. Apsipirkom Lidlę. Svarbiausia, nusipirkom ledų. Tai dabar keliausim jau pas Robertą tikrai. Ilgas kelias iki Roberto. Ir klaidus. Jau nebetoli pas Roberto tai būsim. Čia porą minučių ir vietoj. Exciting. Kupini energijos. Tada aš. Nu, kur mum eit? Kur eit? Rodyk kelią. Neatsimenu vardo. Pupa. Gali būt Pupa. Benai. Į mašiną namo važiuoti jau? Atvažiavom, vyksta kubilo tvarkymo darbai. Kaip čia, va, paguglinsiu. How to... Ok, Google. Kaip čia vadinasi? How to make a cam shot. Outdoor... Va, vyksta paruošiamieji darbai. Atsinešiau mėsytės va iš karto šakalai. Prisistatė. Hebra iš manęs pizdavojasi, nes kepa mėsą, o aš kepu... YouTuberio vakarienė! Tokį, ką laukia radau. Prieš šunų modelis. Nu čia kiek iš jūsų uždirba, tiek ir gauna išskepti. Like and subscribe. Eina ir įsibakterina prie žmonių ir maškitų. Kaip sekasi kubilą valyt? Gali pakomentuoti? Oi, kaip tik, blėt, švaros broliai, ką čia galvoji? Čia aš mačiau, kaip vienas nubas toks krabino, tai galvoju, na, geriau, aš jau pats paimsiu, ko išvalysiu. Turi kompetenciją šitą, ne? Nu, experience yra jau. Bet šiaip vanduo užšyla. Gerai. Bet kiek laiko užtruks, tai nežinau. Pasakau savo patirtį. Su šituo? Taip. Nu, čia va pas Roberto draugus yra toks va padažiukas, Psycho Juice.
Robertas sako, nekvepia aštriai, bet aš jau puošiau, atrodo, aš turiu jo biškį, tai paėmė ir visa burna iš karto taip cinguliukais tokiais nueina. Šiaip labai geras. Rekomenduotum man paragauti? Taip. Man atrodo, mes sakėm į kubilą lysim, o ne šitoną kviesim. Pasiruošėm lysti kubilą pagaliau. Jau Hebra sulindus, sako, šilta. Nu tai, pabandysim. Kaip čia? Kas čia darosi? Kas čia nutiko? Kur mygtukai? Čia nereikia per daug vandens, per daug jūsų. Beveik. Po milijardo kompanijos, po vertės milijardo. Rytas va toks, iškart nuo raketo. Net agurką negalima ramiai pavalgyti. Nuėjom miegoti apie 4. Keliamės anksti. Tai sakiau, kad būsim apie pietus Vilniui, bet panašu, kad nefiga. Koks draugas gyventojas. Trakaris. Tvarkytas. Pakuojamės daiktus, keliausim. Nu va, susipakavom, buvo labai smagu. O mes nieko nepalikom campsite. Tai stovim, pildom deklaraciją. Pasivažinėjom. Va, čia va. Čia, va, jo, va, matot. Na, prieš saulę nesimatė, bet galiu pasakyti, kad matosi palankstimas. Tai situacija tokia, kad važiavau prie Maksimos ir ten kažkoks senukas, visiškas pensininkas į mane įvažiavo. Ir, žodžiu, kol laukiu prieš šviesoforą, jis mane 2 kartus sugebėjo įvažiuoti. Nors aš jam pypsinau ir, nebuvo kaip pastraukti. Tai yra kaip yra, sutvarkėm dokumentus, kadangi jisai nekalbėjo lietuviškai, tai teko išskviesti policiją, nes, aš rusiškai nesuprantu, jie lietuviškai nekalba, angliškai irgi nekalba, tai jam išaiškint, kad ten tik tai draudimo dokumentus ir deklaracijas supildyti, pakankamai sunku buvo. Tai va, tokia ir situacija.